Visą savaitgalį Šiauliuose Bruklino prekybos centre vyko šaudymo varžybos. Pistoleto rungties superfinalą taikliausių pataikymų laimėjo raseinietė Justina Ramanauskaitė. Pistoleto atskirose rungtyse nugalėjo moterų tarpe vilnietė Jekaterina Ždanova, tarp merginų geriausia buvo raseinietė Justina Ramanauskaitė. Tarp 15-mečių ir jaunesnių kaunietė Gabrielė Karandaitė. Vyrų tarpe vilnietis Rimantas Stasiukynas, tarp vaikinų alytiškis Kęstutis Pečiukonis, o tarp jaunesnių kaunietis Dovydas Lygas. Šautuvo rungties superfinalą taikliausių pataikymų laimėjo vilnietė Margarita Belochvostova. Šautuvo atskirose rungtyse nugalėjo vyrų tarpe alytiškis Karolis Girulis, tarp vaikinų biržietis Mantvydas Kučinskas, iš jaunųjų sportininkų Arnas Kisielius. Moterų tarpe aukštadvarietė Kristina Paliokaitė, tarp merginų geriausia buvo alytiškė Jūratė Česynaitė, tarp jaunesniųjų geriausia buvo Kauno rajono atstovė Rūta Karulytė. Tokios šaudymo varžybos atviroje erdvėje vyko pirmą kartą. Vaida Gulbinskienė, generalinė Lietuvos šaudymo sporto sąjungos sekretorė, sako, kad ši sporto šaka turėtų sulaukti didesnio susidomėjimo, mat iš tikrųjų ji yra labai patraukli, savo galima sakyti intelektualumu ir elegancija. Mes pirmą kartą turime tokioje atviroje, tikrai gražioje, šviesioje vietoje savo šaudymo varžybas. Nes visą laiką šaudymas vyksta šaudyklose, gan uždarose patalpose. Turėjome galimybę, tiek Bruklino prekybos centras mums jį suteikė, kad sakė, pagaliau parodykit save. Nes ne vieną kartą esame girdėję, kad šaudymas yra visiškai nesportas. Ir šauliai tai daugiau susiję su terorizmu, banditizmu, ten turbūt šaudo, gaudo, įvairiausios asociacijos yra. O tiesa yra tame, kad šaulių varžovai tai yra jie patys. Jie kovoja su savo nerimu, jauduliu ir jei pataiko gerą šūvį, jie nori pataikyti kitą ir kaip jiems tai padaryti. Mes labai skatiname jaunus žmonės, labai aktyvius žmonės susidomėti mūsų sportu, nes tai mokina susikaupti, susikoncentruoti, sutelkti dėmesį, jį išlaikyti kuo ilgiau. Ir jaunimas taip, jiems atrakcija yra, kad tai yra ginklai vis tik. Ir tiek vaikinai visada nori juos pačiupinėti, paliesti, ten gal įsivaizduoja šiek tiek ir esantis kokių westernų herojai. Su merginom tai yra mažiau siejama, bet mes tikrai turime ne vieną šaulę moterį, kuri garsina Lietuvą visame pasaulyje. Tai tikrai turime ir vyresnių šaulių, tik tais būtent dar ši rungtis, kad yra būtent jaunimas pradeda. Šiauliuose tai mes turime sporto mokyklą Dubisa, kurioje yra šaudymo būrelis, dirba šaudymo treneriai. Priklausomai nuo sporto mokyklos ir miesto sporto skyriaus, ten jau jie yra numatę, koks tas turėtų būti įnašas, bet kadangi tai yra valstybės išlaikoma, ten įnašai tikrai nėra dideli, tai būna apie 20-30 litų per mėnesį. O mūsų sportas, vienas iš brangesnių, aišku, nes elito sportininkai turi savo asmeninius ginklus, prie tų ginklų yra prišaudomi šoviniai, tai tik su jais yra vėl šaudoma. Jeigu matote, pas mus yra ir labai graži apranga, būtent šautuvo rungties šaulių, jinai taip pat atitinkamai kainuoja. Bet mes tikrai turime tokių rėmėjų, kurie skatina, kad jaunimas daugiau eitų kažkuo užsiimtų, kad ir tą pačiu mūsų šaudymo sporto. Ir mes netgi turime jau kelias programas, kaip dar daugiau pritraukti rėmėjų. Ir mes, aišku, pritrauksime sportininkų jiems padėdami išspręsti tam tikrus finansinius klausimus. Studentų pasaulio čempionato antros vietos laimėtojas Karolis Girulis, jisai yra mūsų daugkartinis Lietuvos čempionas ir rekordininkas. Šiais metais pasaulio čempionate jisai buvo 13, pernai pasaulio taurėje buvo 8 ir Lietuvos rekordas nuo pasaulio atsilieka tik 2 taškais. Tai mes tikimės, kad gan greitai turėsime ir savo pasaulio rekordininką. Save taip atradau šitoj sporto šakoje, išbandžiau daugelį, praėjau tikrai per visą masę sporto mokyklų ir visokių būrelių, bet šaudyme tiesiog užkibo mano visos idėjos, visi mano pomėgiai su tuo susiję ir čia radau save.